Gyvenimo kelias, jis niekada nebūna lygus, niekada nebūna išklotas vien tik rožėmis. Kartais jis primena siaurą takelį per tamsų mišką, kur kiekvienas žingsnis kupinas nežinomybės. Kartais ilgas plentas, kuriame bėgi, o vis tiek jautiesi stovintis vietoje. Ir kiekvienas iš mūsų turi savąjį kelią, skirtingą. Vienam trumpesnį, kitam ilgesnį, dar kitam vingiuotą, kupiną akmenų, per kuriuos nuolat lipam ir užkliūnam. Nėra dviejų vienodų kelių, kaip nėra dviejų vienodų žmonių. Vieni pasirenka lengvesnį, kiti eina tiesiai per kliūtis, nors kraujuoja kojos, nors skauda širdis. Ir vis dėlto, kiekvienas žingsnis moko, kiekvienas akmuo po kojomis palieka žymę, kiekvienas nuopolis pamoką, kiekvienas pakilimas vilties spindulį. Mes visi klajojame, tik vieni supranta, kad tai kelionė, o kiti, kad tai tik bandymas išgyventi. Bet kelias vis tiek veda. Veda per žmones, per patirtis, per skausmą ir džiaugsmą. Veda prie to, kas mes iš tiesų esame. Galbūt gyvenimo kelias niekada nebus lengvas, bet juk tam jis ir duotas, kad suprastume vertę. Kad suprastume, kiek kainuoja tikra laimė, tikra meilė, tikra draugystė. Ir kad kiekviena nuoskauda, kiekvienas randas yra mūsų istorijos dalis. Mes einame, visi skirtingais keliais, bet tik vienas dalykas yra tikras – kelias, kad ir koks sunkus jis būtų, visada priklauso tik mums ir eiti juo privalome patys iki pat galo. Real Dreams.